Žinot, mielos moteris, dėl ko jūs žemina jūsų vyrai? Ne vien dėl to, kad galėtų jūs valdyti, bet ir dėl to, kad jie jaučia didžiulį pasitenkinimą. Tada, kada jums skauda, tada, kada jums yra blogiau negu jiem. Gyvenat su tokiais vyrais, kuriems yra suvaryta psichika, kurie buvo vaikystėje žeminami ir dabar atsigroja ant jūsų. Tai yra jūs kritikuoja, žemina, įžeidinėja, nuvertina, ignoruoja, durnelėm vadina ir dar visokiom kažkokiom tais nenormaliom. O jūs kenčiat, sukandat dantis ir kenčiat. Dažnai net būnat dar geresnės, kada atlaikot pažeminimo ataką. Bet geresnės būnat ne savo, o būnat geresnės savo budeliui. Ir kai jums kasdieną yra menkinama jūsų savivertė, tai jūs nesistebėkit, kad jūs mažai uždirbat ir pavyzdžiui jums svoris labai kyla arba labai krenta, kad dažnai dar turit ir sveikatos problemų, nes jūs būdamas tokiuose santykiuose esat pastovioje baimėje. Dar praeituose video esu minėjus, kada žmogus yra pastovioj baimėj. O baimė yra instinktas. Ir kada veikia instinktai, atsijungia mąstymas. Užrūgštėja kraujas ir tada tokioj terpėj gali veistis visokie parazitai, grybeliai, pirmuonys ir taip toliau. Ir nuo to jūs sergate. Jūs labai gerai pagalvokit, kam jūs aukojat savo gyvenimą. Galvojat, nusileis kažkas nuo debesėlio ir jūs apdovanos, kad tiek laiko kentėjote.